Visiems labas. Aš jūs rodysiu, kaip reikia atsispirinėti ir kaip reikia stabdyti. Dabar aš jūs rodysiu. Žiūrėkit, reikia atsispirinėti ne va taip, o va taip. Kad jums dantukai neužkliūtų. Žiūrėkit, kaip čia reikia daryti. Ir dar jums reikia laikyti rankas, kad gražiau čiuožtų. Dabar aš jūs parodysiu, kaip reikia stabdyti. Žiūrėkit. Gal taip jums geriau stabdyti, bet aš jūs rodysiu, kaip dar galim stabdyti. Žiūrėkit. Taip stabdau aš. Žiūrėkit. Ir dar, žiūrėkit. Labai gerai. Tai irgi stabdymas. Bet jeigu jūs stabdysite tai bus labai garsiai. Žiūrėkit, dabar aš jūs parodysiu suktukus. Bus va taip, bet jeigu jūs dar nemokat suktuką atgalos, tai bus bet dabar aš jūs rodysiu kitus suktukus. Ir ypač reikia išvažiavimo. Žiūrėkit, kaip reikia daryti. Žiūrėkit, aš jūs parodysiu klaidas. Priturpti, kada jūs darėte išvažiavimą. Žiūrėkit, vat krapdutę reikia biškį. Tai vieną suktuką, kurį reikia daryti iš pradžių. Aš jūs rodžiau suktuką. Jeigu jūs nematėte, tai dar kartą. Dabar aš jūs rodysiu suktuką beveik jis toks pats, bet ragą už nugaros, o kitą viršui. Ir pakelti koją irgi. O dabar aš jūs rodysiu suktuką. Žemutinį suktuką. Čia bus va toks. Pirma aš jūs rodysiu ant dviejų, paskui ant vienos. Bet jūs galite daryti žemą suktuko išvažiavimą. Nes jeigu jūs, pavyzdžiui, čia klaida aš jūs rodysiu. Jūs taip neturit daryti išvažiavimą, kada jūs žemutinį suktuką darėte. Žiūrėkit, kaip reikia daryti. Kaip aš dar padariau, jūs taip neturi daryti, jūs turite suktis ir suktis. Paskutinis suktukas atvedos žemutinis, tai yra va taip. Jūs turite ne va taip, a jūs turite va taip, labai. Aš dar pati nelabai moku. Va taip. Nu jūs supratot, vadroja. Daryti gyvatėlį. Gal paskui pakryžiavą aš jūs rodysiu gyvatėlį ant vienos. Žiūrėkit, kaip reikia gyvatėlį daryti.
reikia paprastai sukti tokias bangelės. Čia taip pat kaip paprastai čiuožti. Taip reikia sukti bangelės. Žiūrėkit, kaip reikia. Kaip reikia kryžiuoti. A kitam video aš jums parodysiu, kaip reikia atgal kryžiuoti. Dabar aš jums parodysiu klaidas, kurias gali visi daryti. Negalima va taip, nes jeigu bus per aukštai, tai bus negražiai, nes tai yra dailus iščiuožimas. Jūs turite taip aukštai. Vat žiūrėkit, vat taip. Dabar aš jums parodysiu.